Sveiki sugrįžę į mano dirbtuvės. Šiandien paprastas labai vaizdo įrašas, bet nepaisant to, jisai bus pakankamai įdomus. Oi, kaip senukas ant taburetkos atsisėsiu. Suksim peiliukus obliavimo staklėm. Apie šitas stakles turiu video savo kanale, tai galite susirasti arba paliksiu nuorodą. Tai pirmiausia, man atrodo, reikėtų patraukti lygiagrečią atramą. Taip, tarp kitų staklės išjungtos, vat, parodau sikio, kad matytumėt laidas čia, staklį padėtas. Tai patrauksim lygiagrečią atramą, paprastas darbas, o taip, kad atsilaisvintų mum priėjimas prie peiliukų. O, visi peiliukai pasiekiami. Ant veleno šito yra 36 peiliukai. Kodėl suku juos? Jisai dar pjauna normaliai, obliuoja, bet atsitiko nelaimė, pagavau varžtą. Jums turbūt taip irgi kartais atsitinka, bet kiek jau kartų žegnojausi, kad niekuomet neimsiu lentų panaudotų, bet kadangi ąžuolo lentos labai didelės buvo, tai širdis skaudėjo pjauti malkom ir visgi vienas varžtas buvo nulūžęs ir aš jo nepamačiau. Ir peiliukai nukentėjo. Dabar neatsimenu, vieno peiliuko kaina gal 5 eurai. Na tai ką padarysi? Čia 4 eilės peiliukų. Tai nukentėjo galbūt 4 peiliukai. Tai 20 eurų nuostolis. Nedidelis. Gerai, trupučiuką. Oi, tas kompresorius ne vietoje įsijungia. Įrankiai, peiliukas pakeisti, štai toks yra įrankis, komplekte buvo, neatsimenu, čia gal T20 ar T15, ne, T20 man atrodo, čia bus paprastas atsuktuvas, žvaigždutė. Na, buvo komplekte, mes jį ir panaudosim. Kaip keisti peiliukus? Pirmiausiai, staklis yra išjungtus, mes jau įsitikinam. Ir dabar žiūrėkit, ne kartą nekeistas. O, girdėjot rakštį? Tai reiškia, kad dar peiliukas yra gamyklinis, niekas jam dar nekeista. Ir suku aš prieš laikrodžio rodiklį vieną kartą ir grąžinau varžtelį atgal. Nežinau, ar jūs puikiai čia matot ką nors. Ir varžtas, kadangi yra su centravimo funkcija, jisai jį grąžina į tą pačią vietą, maždaug su tokia pačia jėga ir užsuku. Į tą pačią vietą grąžina, kurioje jis vietoje ir buvo. Jis tiesiog, tas peiliukas sėda į savo, pavadinkim taip, lizdą vietą. Nežinau, 31 jau pasukau peiliuką, tuoj pasuksiu kitą. Va, reikia būti atidiems, peiliukai aštrūs. Klausykit dar kartą. Manau, kad girdėjot. O gal aš pakeisiu, o šitaip. Manau, gal matysit ką nors. Ir va dabar žiūrėkit peiliuką laisvai savo pasuku 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę ir užsuku. Nu, taip neskubant gaunasi 10-15 sekundžių. Na, dar trečią parodysiu ir turbūt girdėjo trakštarimą. Gal čia dar reikia kokių lapų sutepti tie varžtelė, aš nežinau. Vėl atsuku, kol peiliukas pasikelia ir užsuku. Labai viskas paprasta ir primityvu. Vat dėl to aš šitas stakles ir pirkau. Ir viskas. Dabar visus peiliukus pakeisiu ir tada truputėlį paobliuosim. Galbūt dar kažką pasakyti norėsiu, tai pasakysiu. Galbūt paskutinius jau keičiant 8 peiliukas atsukinėjau, tai jis gal kažkiek sunkiau jau, čia ne taip patogu. 7 keičiu peiliuką, tai priėjimas jau reikia arba stakles pastumti nuo durų, arba patį raktą reikės kažkokį kitokį ieškoti.
gal galima būtų naudotis ir elektriniu suktuku, bet kažkaip tai aš čia, taip sakant, neskubėdamas savo iš polėto susuksiu. Nėra kur man skubėti. O gal ir atsinešiu elektrinį suktuką, bus paprasčiau. Tuoj pažiūrėsim. Tuoj vieną eilę pabaigsiu ir tada pasižiūrėsiu, ką čia galima padaryti. Ai, nepataikau. Remiasi į lygiai grečią atramą. Ir truputėlį nepatogu. Gal dar šitai pasuksiu. Gerai, manau, užteks. Ir paskutinis liko varžtas. Pats kraštinis. Truputėlį pasakau. Velina. O. Nieko sudėtingo. Nu, trukdo trupučiuką. Tas lygiai greti atrama. Statme 90 laipsnių. Ne lygiai greti, o kaip tiksliai vadinasi, aš tai vadinu 90 laipsnių atramą. Arba kem 5. Nu, apsisuks. Ne, neatsisuka dar. Taip kimba prie naujų švarių peiliukų. Tarp kitko, kiek laiko, jeigu bus kam įdomu, tai pasakysiu, peiliukus, matyt, 1,5 metų nekeičiau. Kiek suobliavau, nu, tikrai daug. Negaliu pasakyti. Pagrinde dirbta buvo su uosiu, ąžuolo ir sapelė. Aišku, nemažai buvo ir su pušimi. Gal ne tiek daug, gal iki 10% nemėgstu šitos medienos. Va, bet plebėdamas 9 peiliukus persukau. Sukam kitą eilę. Tai jeigu kubais paimti, tai tikrai tų kubų sunku pasakyti iš tikrųjų kiek kubų. Nes lentą traukia ne vieną ir ne 2 kartus, tai pavadinti kubais negalim. Aš tai vadinčiau ne kubais obliuojama, o obliuojame valandomis. Arba galbūt netgi ne valandomis, o žiūrinti, jeigu anksčiau mes ten paprastus tos tiesinius peilius aš keisdavau į pusmetį kartą, nešdavau. Ir paskui ten būdavo šokiai su kardais, kol juos įstatydavau. Tai šiuo atveju man nereikia čia jokių vykdyti reguliavimų, nereikia ieškoti meistrių, nereikia pačiam kankintis. Aš tai atsuki, užsuki, atsuki, pasuki, užsuki ir visas šokis. Tik reikia neskubėti, kaip sakant, gali pasileisti kokią nors muziką ar šiaip kažkokią tai podcastą, YouTube'ą. Kas čia dabar nepataikau? Kur čia dabar nesimato? Tiesiog savo dirbi ir viskas. O dabar turbūt jau su kamera išjungsiu, nes jums čia nėra ką žiūrėti, nėra ką jums pasakoti. Visi varžteliai, kaip bus atsukti ir peiliukai pasukti, mes tiesiog pamėginsime draugiškai su jumis patikrinti, koks gaunasi obliavimo paviršius. Tarp kitko, gaila šiandien neturiu, bet gal dar prie šito video pridėsiu amžiną diskusiją vyksta, kuo geriau sutepti peiliukus. Oi, nusišnekėjau. Kuo geriau sutepti stalus. Ir vienoj grupiai, visiems gerai žinomai woodworkerių, dažnai būna, ne ginčai, o diskusija aš vadinčiau. Taip. Pakankamai žmonės įdomiai diskutuoja, kartais ir aš savo trigrašį įkišu, būdamas hobistu. Aš stalus dažniausiai valau žibalu. Kiti sako, kad tai negerai. Aš tam galėčiau pritarti,
Bet dabar, gal neatsimenu prieš kiek laiko, mačiau, kad vienas žmogus, man atrodo Darius Pikelis, aš neatsimenu pavardės tiksliai, atleiskite, jeigu ne jūs neteisingai būsiu ištaręs, parašė paustą, kad silikonų tepa, automobilinių silikonų, kur galima tepti bet kokias judančias dateles. Tai va štai jisai silikonų tepdamas gauna puikų slydimo rezultatą. Tai aš irgi norėčiau su silikonu sutepti stalus ir pažiūrėti, kiek laiko ir kaip jie slys. Tepimas labai paprastas, tiesiog supurški stalus, palauki pusę valandos ir nuvalai. Ten su skudurėliu ar su kuo, aš nežinau. Ar su sausu rankšluosčiu, nesvarbu, manau. Va. Ir paviršius gaunasi apsaugotas nuo korozijos, nuo drėgmės ir labai gerai slysta. Tai va, šitą dalyką ir aš norėčiau išmėginti kartu su jumis. Gerai, užteks šitą pliurpalų, nes čia tikrai nėra ką žiūrėti. Dar noriu, galbūt be pliurdamas dar vieną dalyką prisiminiau. Noriu nufilmuoti savo dirbtuvės hobistinės tokias nedidelės. Tai po komentarų, jeigu bus nemažai laikų prie šito video ir nemažai norinčių pakomentuota, kad norit pamatyti mano dirbtuvės, tai būtinai pakomentuokite ir palaikinkite šitą vaizdo įrašą. Nes jeigu toks poreikis bus, tikrai nufilmuosiu ir parodysiu. Aišku, didžiąją staklių dalį jau jūs esate matę mano YouTube kanale. Aš dar kartą priminsiu, nesu joks profesionalas, esu hobistas ir dirbu savo. O čia jau šitą peilį buvau pakeitęs vieną, matyt buvau pamiršęs. Nes labai gerai, kai atsimeni, kad trakštelėjo. O, 2 eilutės pakeistos. Sekanti 3 eilutė. Net nepasižiūrėjau laikrodį, manau, neilgai čia mano užims. Vienu žodžiu. Gerai, keičiu ir paskui jungsiu kamerą. Nu, ar jums tai būna? Aš kartais irgi, taip sakant, nenoriu parodyti visko, bet reikia parodyti ir blogiasias savo savybės. Sulaužiau peiliuką, užsigalvojęs, kaip pasukau ir peiliukas subirėjo. O gal brokuotas, ar gal metalas toks trapus. Ai, vienu žodžiu, ką padarysi? Peiliukas keliaus į šiukšlių dėžę, turiu atsarginių, pakeisim į atsarginį. Bet dieve, kaip susinervinau. Kaip šitaip galima, op, net 2 iškrito. Tuoj grąžinsim į tėvynę. Kaip sakoma, nieko sudėtingo, tik tai gaila peiliuko pačio. Dar sutepti gamykliškai. Taip. Kągi, įmam varžtelį. Tikiuosi, kad neiškris, man nieko nepamesiu. Bet kaip šitaip, žioplai. Čia reikalingas matyti raktas arba atsuktuvas su ta funkcija, nežinau kaip netiksliai vadinasi. Kai žinot, parašykite komentaruose, kur nustatoma sukimo jėga. Bet aš nežinau kaip jis vadinasi tas raktas. Ir kaip jo ieškoti per Google. Nu va, pakeičiau į naują peiliuką. Gerai, suku toliau, įsijungsiu jau, kai baigsiu sukti. Viskas, peiliukai pakeisti, netrukus paruošiu dar stakles, sutepsim stalus, tada kažką paobliuosim, pažiūrėsim kokią kokybę ir pažiūrėsim, ar šitas dalykas, peiliukai keičiami, sukami ratu, ar tai yra labai privalumas didelis prieš paprastus peilius. Bent aš pasakysiu savo nuomonę. Pakeičiu visus peiliukus ir nupūsiu dulkes ir dabar stalą sutepsiu silikoniniu tepalu. Gamintojo nerodysiu, kam įdomu pasakysiu, o tepsiu paprastai va taip. Leisiu jam pušiuką nusistovėti.
dažnai visi ginčiasi, kuo reikia tepti stalą. Tai vat, vieni sako žibalu, vat, o aš silikoniniu tepalu. Šitas ginčas yra jau ilgas. Vienu žodžiu, leidžiu jam dar reikia šitą atramą irgi taip pat supurkšti. Nu gerai, čia viskas aišku. Supurškiu, truputėlį išlyginu, švelniai su skuduriuku ir leisiu visam tepalui kokį pusvalandį, kad pasidengtų plėvelę. Kad labai gražiai slystų mediena paviršiumi stalo. Va. Įjungsim apie pusvalandį, po pusvalandžio įjungsim kamerą. Nuvalysiu aš dabar švelniai tą vadinamą silikoną, o jūs parašykit, kuo jūs tepat savo stakles. Ir šitą atramą. Tas silikonas ne tik tai suteikės slidimo, bet ir apsaugo nuo drėgmės. Va, manau, bus idealu. Tai va. Nu ką, ir turbūt patestuosime, kaip tos staklės veikia ir kaip slysta mediena. Pakeisti peiliukai, kaip dirba. Nejungsiu ištraukėjo specialiai. Einu atsinešiu lentą. Nu, atsinešiu gabalą uosio. Pirmiausiai staklės paklausom. Nejungsiu siurblio. Viskas veikia. Nu, paklausysim, nemažinsiu garso, paklausysime staklių tikro, kaip sakant, garso. Kaip nauji peiliukai dainuoja. Lygų, kaip, negaliu, kaip čia pasakyti, kaip stiklas. Nu, esu patenkintas kokybė. Aha, ant galo liko laiptukas, kaip norės mūsų, o tai reiškia, kad mūsų vieną stalą priima, šitą stalą, kuris yra priėmimas. Reiks truputėlį pakelti. Nu, tai čia ne bėda. Va. Nu, dar kartą. Jo. Stalas pakeltas. Tuo pačio vietoje lieka laiptelis. Nu, bet čia nesudėtinga pareguliuoti. Viskas. Išjungiu. Įspirksiu stakles. O ką? Visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Laukit naujų vaizdo įrašų. Iki. Dirbkit saugiai.